Sveiki. Priėjome prie uždavinių, kuriuose yra lyginiai ir nelyginiai skaičiai. Kaip tokias užduotis atlikti, pirmiausiai pažiūrėkime, kas yra per uždavinio sąlygą. Turime du draugus, Mantą su Luku. Jie ginčijasi, kuriogi eilė pradėti žaidimą. Na ir sutarė taip. Paima bet kokius du skaičius A ir B, sudeda juos. Jeigu suma bus lyginė, pradės žaidimą Mantas. Jeigu nelyginė, pradės žaidimą Lukas. Na ir pagal šiuos skaičius reikia nustatyti, kasgi pradeda žaidimą. Pavyzdžiui, 5 ir 8 sudėjus gauname 13, tai yra nelyginis skaičius, tai žaidimą pradeda Lukas, o 7 ir 9 sudėjus mes gauname lyginį skaičių 16 ir žaidimą pradeda Mantas. Pirmiausiai, mums reikia persiskaityti duomenis. Taigi, duomenis skaitome tokiu būdu, kad iš karto imame du kintamuosius, jūs jau tikrai nekartą darėte. Iš karto su map paimame ir versdami į sveikuosius skaičius mūsų perskaitytus duomenis padaliname į atskirus kintamuosius. Štai taip, tai dar kartą kartoju. Įvedam duomenis, tai yra skaitom duomenis, atsiprašau, ir tada juos splitinam, versdami į sveikuosius ir map komandos pagalba. Pirmąjį perskaitytą duomenį priskiriam kintamajam A, o antrąjį priskiriam kintamajam B. Dabar, man reikia patikrinti, ar šitų dviejų skaičių suma yra lyginė. Na, o kadangi gali būti du variantai, tai tokiu atveju mes naudojame sąlygos sakinį if. Ir dabar ką mes tikriname? Tikriname, ar sudėjus štai šiuos du skaičius gausime lyginį skaičių. Kokie yra lyginiai? Jūs turbūt iš matematikos puikiai atsimenat, kad lyginiai yra skaičiai tie, kurie dalinasi iš dviejų. Taigi, ieškant liekanos, jau jūs darėte užduotį su procento ženklu ir daliname iš dviejų. Ką turime gauti, o liekanos mes turime negauti. Reiškia, liekana yra lygi 0. Norėdami rašyti, ką turi atlikti tuo atveju, kai sąlyga yra tenkinama, mes dedame dvitaškį, periname į kitą eilutę ir rodydami, kad šitas sakinys priklauso sąlygos sakiniui if, mes patraukime nuo krašto ir rašome, kad šiuo atveju, jeigu yra lyginis, mes spausdiname, kad žaidimą pradeda, Mantas. Na ir dabar grįžtame atgal į kraštą ir priešingų atveju. Priešingų atveju puikiai tarnauja žodelis else. Ir dabar mes spausdiname Lukas. Paleidžiame programą, imame du skaičius. Na, tarkim, įveskime du nelyginius, tarkim, 5 ir 7. Juos sudėjus gausime lyginį skaičių ir sako, pradeda Mantas. Įsivedam kokius nors du skaičius, tik tai, kad vienas būtų lyginis, o kitas nelyginis, tai pavyzdžiui 10 ir 9, bus 19. Pradeda žaidimą Lukas. Paimam, prasitestuojam programą. Tai pateikti sprendimą Python kalba ir pažiūrime, kiekgi mums testų praeis. Testai praėjo visi, reiškia štai tokiu būdu aš galiu patikrinti, ar skaičius yra lyginis.